Čia jau nepavyksta jam žaisti. Varžovo, Stepaskis vėl atsikovoja kamuolį. Barkantai. Žalgiris panašu, kad pateikia labai rimtą paraišką iškovoti pergalę šiose rungtynėse. Čia jau įvartis dėl kurio gali pradėti turėti prisimti. Žalgirio ataka. Vienas smūgis, tušti vartai įvartis. Marijo Grigurovičius muša antrai įvartį nuo šalies. Tai yra labai geras perdavimas ir Žalgiris iškovoja 3 taškus. Šeimininkai specialiai įsimaišo į varžovų gretas. Smūgis ir kamuolys vartuose. Fantastiškai gražus smūgis, labai tiksliai buvo apvesta gyvatvorė ir šio įvarčio autorius Marijo Grigurovičius.